Gal nuskambės keistai, bet šiandien aš norėčiau jums papasakoti apie vikšrą. Tai prigludęs prie lapelio, vikšras žiūrėjo, kaip kiti vabzdžiai skraido, šokinėja, dainuoja, linksminasi. Tik jis vienas vargšelis negalėjo nei bėgti, nei skristi. Jis įstengė tik lėtai šliaužioti. Bet vikšras nesiskundė savo likimu ir niekam nepavydėjo. Jis suprato, kad kiekvienas turi dirbti savo darbą. O štai jam reikėjo išmokti verpti plonas šilko gijas ir paskui iš jų susukti kokoną, tvirtą namelį. Bet vikšras rimtai kibo į darbą ir netrukus pajuto nuo galvos iki kojų susivinioja šiltame kokone. Jis nežinojo, kas bus toliau, bet kantriai laukė. Kai atėjo laikas, tai jau nebebuvo tas pats nejudrus vikšras. Išsilaisvinęs iš kokono, jis nustebęs pamatė turys didelius sparnus, išmargintus ryškiomis spalvomis. Linksmai suplasnojęs sparneliais, jis pakilo nuo lapo ir nuskrido, džiaugsmingai besiskleidžiančių prieš jo akis nuostabių ir nematytų pasaulių. Šį pasakojimą mes pasirinkome neatsitiktinai. Prieš 12 metų maži, išsigandę, nežinodami, kas jūsų laukia, jūs atėjote į 1. klasę. Kybot į darbą, tik sukot ne kokoną, o mokytis. Na, o dabar pasižiūrėjau žydinčius kaštonus. Na, o dabar jūs jau išaugot į gražius didelius drugius, kuriems prieš akis atsiveria tas nuostabus ir nematytas pasaulis. Taigi, išlydėdamos jūs, mes norime palinkėti. Imkit šypsenas ir dovanokit tiems, kurie jų niekada galbūt neturėjo. Atraskit šaltinį ir atgaivinkit tuos, kurie yra nukritę į dulkes. Paimkit drąsą ir įdėkit į tas sielas, kurios nemoka kovoti. Paimkit ašaras ir padėkit ant veidų tiems, kurie niekada neverkia. Atsiverkit vilčiai ir gyvenkit jau šviesoje. Imkit gerumą ir padovanokit kitiems, kurie nemoka daryti gerą. Linkime, kad atėję gražūs dalykai po savęs paliktų ne triukšmo aidą, o šiurpą. Aš pradėsiu netradiciškai. Visų pirma, pagal Žemaitę. Atsiprašau, vaikučiai, už šiandien rytą, kad atsiradau netikru laiku ir netinkamoj vietoj. O galioja kvietimas kavos, arbatos arba dar kai ko. Čia abitūrai. Dabargi, tai čia buvo atsiprašymas, o dabargi padėka. Padėka visų pirma, kad likimas lėmė taip, kad šitie vaikai, o juos kūrė jūsų tėveliai, seneliai ir visa šeima. Tai visų pirma, akučiai ir bekučiai, paplokim savo šeimoms. Likimas lėmė taip, kad jūs visi turėjo puikius pirmuosius mokytojus arba mokytojas ir vieną ypatingai mokytojų mokytoją, tai ir Sigutė, ir Ilgutė. Vėlgi kodėl? Todėl, kad aš Sigučio vaikučius gavau penktokiukus ir nuostabius žmonės. Taigi, dabar vėlgi dėkoju jums, vaikai, už nuostabias akimirkas. Ir ne vien tik bekučiam, bet ir akučiam. Todėl, kad jie visi vieni su kitais nuostabiai bendravo. Nežinau, kaip pradinėje mokykloje, bet pagrindinėje mokykloje nebuvo skirtumo. To, ko daugelį metų pas mus lik ir būdavo visą laiką. Dėkoju jums, vaikai, už nuostabias akimirkas pamokose ir šventėse. Už tai, kad jūs mane pagyvenusią moteriškę privertėt ridentis nuo kalno. Už tai, kad jūs privertėt mane
skaičiuoti laiptelius ir eiti lenktynių į pilį. Taip pat dėkoju Jums už asmeninės šventes, už nuostabes akimirkas. Kogi linkėti Jūs 3 tūkstantmečio gimnazistai. Taigi, irkluokit ne tik ir plaukit ne tik pasroviui, bet ir prieš srovę. Nes Jums tiek daug pavasarių žaliuoja priekį. Mokėkit laukti, iškart keli ateis. Gyvenimą mylėdami mokėkit. Dalintis juo, jei reikia, su kitais. Sėkmės! Leisk man prisimint, viską vėl pamiršt, leisk būt mažu vaiku, leisk susigrąžint viską, kas brangu, tyliai aš meldžiu tavęs. Leisk man prisimint, viską vėl pamiršt, leisk man būt mažu vaiku. Aš dar ir dabar jokiuosi prisiminus, kai tu norėjai parvežti ledus iš Vilniaus. Na ir aš turėš, o jis kamuolį išgaužė visas lempas pasugutį. Kas tas lempas, tai kur man reikėjo žaisti, ją patys užėmus visą kiemą, tai tame aukštažėlė. Mes tai aukštažėlę žaisdavom, o jūs jau poras vaidindavo. Jie visi žaisdavo, o manęs nepriimdavo, tad tekdavo neštis visą burbulą gaminą, kad turėčiau ką veikti. Jūs tik su barbėm žaisdavot, o mes patys būdavom kaip barbės, madas ant savų demonstruodamas. Per tas madas ir mokslus pamiršau. Kai mokytoja paklausė, ką reiškia hodok, atsirado ir tų, kurie pasakė, tai karštas šuo. Nieko tokio, kai atėjom 5. klasę, atsirado didesnių problemų nei žodžių. Tada ir GPS sistema mums būtų pravertusi. Ką jūs? Karas visose kalėdose, bet tai buvo problema. Užtat, kol jūs mumis kariavote, mes jūsų bernus per žiburėlius viliojame. Už tai, kokie išaugame, esame dėkingi jums, tėveliai.
dešimtmetis. Ak, kaip greitai bėga laikas ir nusineša mūsų jaunystę. O ar jūs buvot šambarai, zimbarai, ar aplaikėt Amazonis džiunglės? Kur čia be pakeliaus? Tikrai negalvoj. Aušra pasakė Dalį, kad jis sugrįš rytoj, o Dalį pasigirdo, kad ji pasakė tuoj. Tas pakuždėjo Rimui, o Rimas Bielį dar, jauniausiam ir smagiausiam, šustram ir nelinksmam. Jūs su manimi saugus. Marko, bus! Stalėje stoja nejauki tyla. O jeigu tu saulė, aš patikėti, kokie nuostabi. Aš geriau. Pagrindinė, žinoma, kaip visada geriausia. Žinoma, kaip. Sveiki, Hebra. Žinoma, šio nuostabaus klasės susitikimo progą, manau, būtinai reikės režisuoti taip ilgai puoselėtą mūsų idėją gimnazijos miuziklą. Bet žinoma, aš būsiu pagrindinė aktorė. Žinoma, vaikas, aš be tavęs ne visur. Aš manau, kad dabar galėtume pasikviesti draugų iš Holivudo. Gal kokį Ben Affleck būtų pora žydėliai. Affleck? Taip. Ar gerai atrodo? Žiūrėk, palauks, to tavo geras karas. Visi jau baigė, o Izabelė mokos dar. Klausykit, gal galėtume paskubėti, nes man jau tuo budėjimas ligoniniai, paskui egzaminas, aš neskaičiau, galėtume čia paliavoti. Yes, mokslai yra labai gerai, labai. O aš tokią karjerą Anglijoje padariau Natalija. Ok, apie tokią. O mums nesvarbu, kur būti, svarbu, kad kartu. O aš žinau labai gražią vietą, ten saulė, ten gilėta. O kam jums kur nors keliauti? Aš galiu geriau noriu padaryti Lietuvoje. Už visą tai, ką pasiekime ir pasieksime, esame ir būsime dėkingi savo